Rytas šį sezoną apskritai turėjo 4 didelius mačus, Prometėjas, Dižonas, Žalgiris ir Vilkai, visus 4 pralaimėjo ir tose visose 4 mačiuose realiai ta pati problema, Rytas nepataiko ir akcentai dedami tiesiog ant to, bet čia jau 4 kartą pats kartojasi, kai tu svarbiame mače nepataikai savo metimų, reiškia, tu neturi plano B. Kitas dalykas, tavo psichologija kažkas nėra gerai, tai man atrodo apie tai reiktų daugiau kalbėti. Šiaip tai Jonas irgi gerą mintį pasakė, kad aš pasakiau mintį, kad Rytas kol kas nevertas savo fanų, nes fanai yra atrodytų topinės komandas, o komanda toli gražu netopinė. Ką Rytas šį sezoną laimėjo iš tikrųjų? Laimėjo prieš Opavą, kuri yra Palangos Olimpo lygio komanda. Ir prieš Telmacherio Lietkabelį. Jo, Rytas tikrai šiais metais vis dar nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų. Bet be tokio palaikymo ar tai iš vis būtų įmanoma? Galvoju, apie ką sukurti video susijusi su Rytu. Berašant idėjas tiesiog supratau, kad mes Ryto fanai turim atiduoti duoklę B tribūnai. Mes kaip fanai suprantam, kad esame nusipelnę pagarbos už kūriamą komandos palaikymą. Žiniasklaida jau pasirodo tam tikra pagarba apie mūsų palaikymą, tačiau mes fanai galėtume atiduoti pagarbą būtent B tribūnai. Rungtynėse prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes gruodžio 9 dieną. Taip paminėtume B tribūnos švenčiamus 25 metus ir atsidėkotume jiems nuvykę į Pasvalį ir užkūrę vakarėlį svečių arenoje. B tribūna sukuria fantastinę atmosferą, o mes jiems padedam. Atvykimas reikštų mūsų fanų padėką B tribūnai, nes be jos vargu ar būtų tokia atmosfera. Čia yra fantastika, tu kažkada sakei, kad tai čia džipė tik tai gali tai pasisklaidyti, pažiūrėsim, kai ateis į ESG. Aš pats netikėjau, kad ta ESG kažką panašaus sukurs, bet dabar aš matau, kad tai tiesiog yra nebe fanai, o tiesiog nauja palaikymo kultūra.